Aklųjų kniedžių replės naudojamos skirtingoms medžiagoms mechaniškai sujungti. Dažniausiai ji naudojama atliekant skardos darbus. Akloji kniedė yra speciali tuščiavidurė kniedė naudojama tada, kai prieiga prie medžiagos galima tik iš vienos pusės. Ji susideda iš tuščiavidurės kniedės ir strypelio, kuris tvirtinant kniedę deformuojasi ir tada nulūžta. Rinkinyje yra 100 aklųjų kniedžių su 4 skirtingais skersmenimis. Prieš įstatant kniedes, pirmiausia reikia išgręžti skylę lakštuose, kurios norime sujungti. Tada kniedė su kniedikliu įstatoma į kniedėjimo įrankį ir įkišama į išgręžtą skylę. Paspaudus rankiną, traukiamoji jėga veikia kniedės smaigalyje. Kniedės strypelio galvutę spaudžia įvorę. Dėl to aklojoje pusėje įvorės skersmuo padidėja ir ji užfiksuojama. Ties lūžio vieta spyruoklė nutrūksta ir iškrenta iš tuščiavidurės kniedės. Ir taip per kelias sekundės turi švarų ir tvirtą sujungimą. Puikiai tinka kėbulo darbams, skardai montuoti ar pasidaryk pats projektams. Pirmin, tau pavyks!